Tas mano Abdulis, kai grįžo iš Pakažo jau namo ir jis gavo darbą salo viršininku Nemakščios. Tai jisai rytą pėsčias eidavo į Nemakščius. Čia per miškus, tai rytą nein, vakarą parėjom. Jis sako, man rytą einant, jis sako, 12 vyrų nein. Vakarė sako, kai grįžtų namo, anyviai, sako, praein. Mama ir sako, tu jų nematyk. Eini, tu eik, sako, nu jau nei pasakok niekams, nei nieko. Net tai čia toks Ališovskis gyvena Jūzas. Tai viens iš tavus. A jinai ten tam butkiuką, sako. Ar jis jums, sako, gaišin? Tai ne, sako, mes kai einam, jis matai, mes jį matom. Kai sako, jis matai, sako, tai jūsų nemato, sako, jūsų neužkabinkit. Nu, paskui kiek iš to Nemakščio tarnavo, jau jo neužkabina niekas. Iš po to žmogus pašnekėjimą ir įleido jam jau viešai eiti ir, sako, ne aš jau matydavo, ne jie mane. Tai o tie vyrai buvo miškabroliai, miškiniai? Miškiniai buvo. Tai, sako, nežinojo laiką, jau aš, sako, einu, keliavom. Rytą, sako, vėl keliavom. Tai sako, tai niek nesakyt, žinot, visi palaikė. Čia kur buvo, visi palaikė, nieks nieko nesakė, čia žalpų nieks nenukentėję nėra. Nu tai jeigu čia iššaudė, tai jau reikia jų ką nors jau, ten jau patardyti jau taip, tai nieks niekada ir. Čia toksai žmogus buvo kolūkio pirmininkui, ten avansą nemdūdavai, tenais ir krūdų, tenais į pinigai, ten šelpė ir... Miškabrolius. Miškabrolius, na jau čia, jau labai apie žalpus, tai čia nieks ant to, nieks nesmerkė ir blogą žodžią nepasakė.